Gydytojo Jakovo patarimų skiltyje šiandien pasakojimas apie šunų dirbtinį apvaisinimą bei šunų spermos banką. Spermos bankas yra naujovė Lietuvoje. Norėčiau pasakyti, kad ši paslauga, kaip ir kalių dirbtinis sėklinimas, skirta profesionaliem veisėjam. Aš sulaukiu daug skambučių ir klausimų iš žmonių, tiesiog ar jūs turit vieno ar kito šuns, veislės šuns spermos ir ar galite apvaisinti. Tai iš tikrųjų šunų spermos bankas neturi visokių šunų spermos ir nesaugoja šiaip. Mes dirbam tik tai pagal konkrečių veislynų užsakymų, tai yra gaunam reikiamo patino spermą iš užsienio tam, kad apvaisinti Lietuvoje esantį kalę, arba siunčiame mūsų patinų spermą kur nors į tolimą užsienį, kad galėtų būti apvaisinamos kalės tenais. Kokiegi dirbtinio kalių sėklinimo pliusai? Pirmas dalykas, nereikia vežti gyvūno į tolimą atstumą. Įsivaizduokit, jeigu jau kaip įprasta, kalė vežama pas patiną ir vienas reikalas, jeigu tas patinas gyvena Kaune, jūs gyvenat Vilniuje, jis gyvena Kaune arba Rygoj, o kitas dalykas, jeigu patinas gyvena kur nors Maskvoj arba kur nors Italijoje. Tai tada jau kelionė, ypač su didelės veislės kalė, galėtų būti sudėtinga. Antras dalykas, yra šalis, kur visai būtų sudėtinga nuvežti kalę kergimui. Tai tokios šalis kaip Didžiąją Britaniją ir Airija. O mes jau esame gavę patinų spermą iš Didžiosios Britanijos, nors jeigu šeimininkai norėtų važiuoti su kalyte kergtis į šią šalį, tai vien paruošimas užimtų 7 mėnesius. Trečia priežastis, dėl kurios šiaip kalių dirbtinis sėklinimas yra teigiamas, tai ligų kontrolė, nes daugelis lytiškai plintančių ligų jau tada būna nebe problema ir su sperma juos nepersiduoda. Taip pat spermos paėmimas ir saugojimas banke duoda galimybę labai ilgam laikui išsaugoti genetinį fondą. Tai yra, gali būti naudojama sėklinimui sperma patinų, kurių jau net ir nėra gyvų, bet jie gali būti vis naudojami veisimui. Aišku, kada naudojamas dirbtinis sėklinimas, yra ir tam tikrų minusų. Pirmiausia, tai naudojant užšaldytą ar atšaldytą spermą, vaisingumo, pastojimo procentas mažėja negu naudojant šviežią spermą. Kartais spermos bankuose įvyksta klaida ir būna panaudojama tiesiog ne to patino sperma ir tai būna retai, bet tokie dalykai vis tiek įvyksta. Taip pat pavojinga būna, kad koks nors labai geras patinas, kurio daug būna prigaminta spermos, pradedamas labai intensyviai naudotis veislėje ir po eilės metų gaunasi, kad vos ne pusė šuniukų per tam tikrą periodą yra jo palikuoniai. Kokiegi būdai yra? Yra keli būdai. Kartais naudojamas sėklinimas šviežia sperma, tai daroma dėl kelių priežasčių. Pirma, kada patinų šeimininkai nori tikrai išsaugoti, kad jisai neužsikrėstų kokio nors susirgymų nuo galimai atvežtos kergti kalės. Ir taip pat šis būdas naudojamas tada, kada kalė gali turėti kokiu nors fiziniu trūkimu dėl tam tikrų susirgymų makšties, nelabai gaunasi natūraliai kergtyje ir reikalingas dirbtinis sėklinimas. Sėklinimas su šviežia sperma įvykdomas, kada ir patinas ir kalė atvežami į kliniką, tai yra ganėtinai greita ir paprasta procedūra. Sudėtingiau jau yra, kada spermą reikia gauti iš toli, tai tada naudojama arba atšaldyta, atvėsinta tiksliau sperma, arba užšaldyta sperma. Atvėsinta sperma naudoti geriau, nes kalių pastojimo
procentas naudojant sėklinimą atvėsintą spermą yra didesnis negu naudojant užšaldytą spermą. Tokia sperma galioja po paėmimo apie 5-7 dienas ir jau susisiekia šeimininkas kalės ir patino. Ir kada kalytė pradeda rujot, kada jau artėja tos dienos, kada jinai gali būti sėklinama, ten kažkur kitoj šaly iš patino paimama sperma ir specialiai pakuojama ir atskrinda pas mus lėktuvu su tokiom kampanijom, kurios atveža per vieną parą siuntinį. Ir mes turim galimybę dar 3-4 dienas ta sperma yra galiojanti, padaryti porą dirbtinių apvaisinimų su ją. Ilgiausia saugoma, tiksliau pasakyti, saugoma gali būti neribotą laiką užšaldyta sperma. Jau užšaldytos spermos atsiuntimas naudojamas tais atvejais, kada spermos donoras yra labai toli kažkur tai, pavyzdžiui, ir iš Amerikos, ir iš Latino Amerikos ar Kanados. Paskui, kada atsiųsta sperma užšaldyta, jinai gali neribotą laiką gulėti pas mus saugykloj ir visada laukti, kada kalytė, kuriai buvo skirta šitą dozę spermos, surujos ir kada galima bus atlikti sėklinimą. Čia mes matom tokį specialų konteinerį, kuris skirtas atšaldytos spermos persiuntimui. Tiesiog čia yra šaldymo elementai, įdedamas mėgintuvėlis su sperma ir skambinama į greito pašto bendrovę, kad krovinys greitai per parą pasiektų adresatą. Tai yra tas tikras spermos bankas, tai yra spermos saugykla, tai yra diuaro indas didelės talpos, kuriame yra saugomas mūsų genofondas. Dabar mes paimsim ištirti vieno iš mūsų užšaldyto patino spermos kokybę. Ir tai yra toksai procesas, kurį jūs dabar mes traukiam šiaudelį ir atšaldysim ir pasižiūrėsim, kaip pavyko užšaldymas ir kokios kokybės yra ši sperma. Čia jūs matot spermos fasavimo ir paruošimo fasavimo ir fasavimo procesas. Tai yra specialūs maži tokie šiaudeliai. Į juos telpa 0,25 ml spermos. Jie būna specialiai paženklinti. Ir toliau su specialios mašinos, kaip matot, pagalba sperma yra fasuojama ir sandariai uždaroma, o toliau vyksta sudėtingas užšaldymo procesas. Jeigu jūsų veislynui yra aktualu, jūs visada galite paskambinti mums ir patikslinti, nes yra problemos kartais gauti spermą iš vienos ar kitos šalies, yra specifiniai veterinarijos reikalavimai dėl spermos kelionės ir visada prieš susitariant kažkur tai su spermos donoru arba prieš tarintis, kad jūs siūsite savo patino spermą kažkur tai į tolimą šalį, jūs turėtumėt pasikonsultuoti su mumis, kokios tai galėtų būti išlaidos persiuntimo, ant kiek sudėtinga ar nesudėtinga organizuoti tokį procesą. Tik noriu pasakyti, kad sekasi mums jau neblogai, mūsų šuniukai jau bėgioja tokiose šalyse kaip Suomija ir Danija ir Švedija, jau gimė vada šuniukų iš mūsų užšaldytos pagamintos spermos Jungtinėse valstijose, jau yra šuniukai ir Kanadoje. Taip pat pas mus Lietuvoje jau yra nemažai gimusių šuniukų iš skirtingų šalių atsiųstos spermos, taip pat ir iš Amerikos, ir iš Danijos, ir iš kitų šalių.